Ne, žinok, bijau. Mano svajonė įsipildė. Tai yra vienas kečiausių dalykų, ką esu darius gyvenime. Žiūrėkit. Jų tokia graži spalvytė. Labas rytas. Mes jau susikrovę, pamiegoję, jau ir pavažiavę. Nieko nenufilmavom ryte, nes buvom biškį nusivylę, nes ir vėl lyjo. Bet viskas buvo gerai, išsimiegojom. Galėtume kulinarinę laidą filmuoti. Gal ir negalėtume. Vaizdelis. Puiku. Sau nuo pat viršaus krioklys. Ryklys. Krioklys. Šiaip pasipasakojom, kokį feilą padarėm, nesužiūrėjom kelių. Ir tiesiog reikėjo už vieną tunelį susimokėti 13, kažkas tokio eurų. Dar viena šalis į mūsų sąskaitą. Atvažiuojam į Lichtenšteiną. Mažutytę šalytę esančią Alpėse, ne? Nu gražu čia apartmaniukai įsitaisė Tomui. Puikiai. Atvykome, einame į pilį pasižvalgyti iš aukščiau. Ne, pala, ne į pilį. Čia tai panoraminė aikštelė, Tomai, tu melavai man. Ne waterproof. Aš nekišau jos pavojų. Dieve, mano koks bailys. Kas yra? Atėjom į normaliai. Įkelsiu šitą. Šiandien Tomas kovinė audrelė. Nu jau ne, aš rūgylę. Ne, tikrai ne. Aš savo ramiai, tiesiog labai noriu tualetą, Tomas manęs neveža niekur, kur tualetas, tai ką man nueiti? Kurios Tomas neveža. Tai ne, aš vairuoju. Žodžiu, tai va, čia atėjom į tą panoraminę aikštelę, pakėlėm droną, tai pamatysit vaizdelių. Važiavom, šiaip galvojom, kad čia net nėra kelio, kur mes važiavom. Ai, parkingas 100. Ir jūsų antrosios pusės irgi taip daro. Nusiperki kažką ir tada, kai emi ir žinai, kad jis irgi mėgsta, tai klausi, ar norėtum? Ne, nenorėčiau, būna atsakymas. Ir tada, kai tu sugalvoji tai suvalgyt, va tai va būna. Tai skanus. Nu va, tai pilis. Taigi atvykome į Šveicarijos ir Lichtenšteino sieną. Šitą upę. Ten yra tiltas, kuriuo eisime į Šveicariją. Atvykome į tiltą, jungiantį dvi šalis, pastatytas 1871 metais. Nelabai suprantu, kodėl kario šūdų pilna čia, arba arklių. Na čia? Nes čia važinėja, jie su vežimu. Na? Žmogus, o. Nesimato. Lichtensteinas, Šveicarija. Lichtensteinas, Šveicarija. Rugėlė.
užsukome į patį centrą, čia žmonių daugiau, bet ne per daugiausiai. O čia yra pilis, kurios pažiūrėt buvom. Nu va, gražus Lichtenšteinas tikrai. Nebūtų čia ką veikti atvažiavus. Būtų, į kalnus lipti. Jo, nu tai bet visur gali lipti. Šveiz. Sveiki. Mano svajonė išsipildė. Viskas sukame savo. Esam jau Šveicarijoje, šiandien virtuvėliai pas Tomą bus beikonas su sriuba, pas mane sriubytė su šilimui ir valgysiu kūrį. Jeigu įdomu koks vaizdas, tai vaizdas nuostabus už milijoną. Tokie keliukai tiesiog. Žinokit, negalim normaliai važiuoti. Jūs pažiūrėkit, kokia grožė aplinkui. Tiesiog... Nu dabar mes gal biškį jau privažiavom ne tokį fotogenišką kampą. Atleiskit, kad tiek daug kelio rodom, bet nu kaip nefilmuot, kai taip gražu. Sanpantinai, aišku, nežmoniški dabar jau prasidėjo. Tas nežmoniški? Nu, persikelsim į kitą pusę. Kalną. Atvažiavam į kalno viršų. Važiavam, čia matome labai gražius kalnus, į kurį kiekvieną norėtume įlipti. Bet turbūt čia yra slidinėjimo kurortas. Tai mašinų labai mažai. Ne sezonas čia dabar, bet tai labai gerai. Labai išlapia visur, kur einam, tai spėjom, kad nesenai tik tai sniegas nutirpęs. O čia yra šiaip su mašina užvažiavus 2 kilometrai kem 6 yra taškiukas aukščiausias. Pirmais metais, kai buvom Amerikoje, gyvenom prie Glacier Parko ir ten buvo toks kelias Going to the Sun Road. Taip, Jo. Going to the Sun. Žodžiu, ir šitas dabar, kur važiavam, žiauriai panašus. Mes kalbam, kad gal net dar įspūdingesnis. Ir čia mes patekom tik dėl to, kad mūsų skrudžių sielos nenorėjo mokėti už kelius kem eurų. Nes Šveicarijoje galima nusipirkti vinietę keliams tik metams laiko. Ir nekainuoja 40 eurų. O mes būsim čia maks 5 dienas. Man yra, oi, vos nenuvažiavau. Šitam keliai bele kiek vietų, kur mes tiesiog sakėm, wow.
Ir dar toks laikas, kai ta saulė tokia. Golden hour. Nu tai va, privažiavam dar tokio įspūdingumo vaizdą. Turi jie va tų ežerų tikrai nuostabių. Ir kalnų. Ir kalnų. Važiuojam ir kalbam, kad tiesiog, nu va, turi gryčią ir jiem niekas neužstos vaizdo, jie tiesiog gyvena visą laiką su tokiu nuostabiu vaizdu. Ir ką kalbėt. Ir klausyt vandenukų ir žiūrėt, kaip saulytė nusileidžia. Pažiūrėkit ten, kaip nuostabiai. Pilis. Wow. Pilis ir krioklys. Wow. Labas rytas. Pradedam dar vieną dieną. Dar vieną naktį nakvojom mašinai. Viskas yra gerai, apart mano plaukų būklės. Yra toks reikalas, kad vakar turėjom dušą, bet aš pagalvojau, kad man žiauriai šalta bus miegot su šlapia galva. Ir nuėjau išmiegot, galvojau, šiandien ryte išsiplausiu. Bet dabar yra ankstus rytas ir judame į Via Ferrata, kad kuo mažiau žmonių sutikt, tai galvos plovimas liks vakarui. Nu, labai nepatinka, bet ne į grožio konkursą susirinko. Labas, Tomai, kaip jautiesi? Labai gerai. Labai gerai. Matėte nuostabius vaizdus, kuriais miegojom. Važiuojam. Pakėlom su keltuvu, dabar su traukinuku dar pavažiuosim. Žiauriai šalta. 10 šilumos normaliai. O kylam ir važiuojam dėl to, kad visas miestelis uždraustas važinėti su mašinom. Saugomas. Tai važiuojam, o paskui turbūt nusileisim visą tai, ką pakylam. Pakylam čia, man atrodo, 1,5 kilometro, tai visai nemažai. Per turbūt 2 kilometrus sukylam 1,5. Čia tiesiog visiška siena. Sveiki, mes atvykome. Via Ferrata, Murena. Taip gera atvykti, kai yra ankstus rytas. Nei vieno žmogaus, tuščias miestas. Dar tik darbuotojai važinėja. Ir nuostabus oras, nelyja, nešalta. Ir kalnai tokie. Ir wow. O, helikopteris. Kažką helikopteriai garbena, vis paima, numeta. Taigi įėjimas į Via Ferrata yra per tunelį. Ir pradedam. Nu. Antra. Antra Via Ferrata? Yes. Via Ferrata. Skamba itališkai. Internationale Muren. Nu, kabinamės. Tikrai ne. Kabinamės. Kaip Rugilė jauties? Nu, dabar tai buvo labai lengva. Tai nežinau, tikiuosi. Dar vaizdai mus nustebins. Čia jau kol kas gražu. Nu, vaizdai tai čia nustebina ir taip pakel galvą. Nu, o dieve, rimtai, aš apie Via Ferratą. Atsiprašau, žiūrovai. Yra tikrai labai įspūdingų vietų čia. Urvai. Kalnai. O toj prieisim vietą, kur žmonės šoka su savo kostiumais skraidimo. Tai sako, negalima nuo 8:30 iki 2, vien dėl helikopterių ir visokių kitokių žmonių veiklos. Prieisim platformą, pamatysim. Dar toks keistas momentas, kad yra parašyta rusiškai šitoj vietoj, Šveicarijoje. Ar gali būt, kad tarp rusų labai populiarus yra base jumpingas? Turėjom platformą, nuo kurios žmonės šoka. Labai norėčiau pamatyti. Mes eisim toliau. Kaip jauties? Gerai. Galime pamatyti labai daug sklandytuvų. Ypatingai graži vieta. Pala, noriu aš sustot pasižiūrėti. Stok. Eik tu savo. Wow.
Geras. Nu, Rugilė. Matome labai daug sklandytuvininkų. Šio reikėtų. Čia va taip stovim. Čia va miestas. Čia mes prisirišę. Faina vieta. Taigi, priėjom tokią vietą. Rugilė sakė, neįdomus, čia haikas, neįdomus, čia Via Ferrata. Ką tik pasidarė įdomiau. Taip. Pakalbėk kažką, Rugilė. Ne, žinok, bijau. Tomai, pasidėk viską. Pasidėt viską? Jo. Gerai. Išjungiu ir viso gero. Tokią situaciją turim. Hello. Čia yra tiesiog, čia yra per daug visokių dalykų, kuriais galima džiaugtis. Va, eini, žemuogytės. Mes dar taip pačioje vietoje prie keltuvo, jau prie pusvalandis. Jums skanaus. Visai. Ne, Aš jau daug suvalgiau, aš pasirinksiu dar. Jei. Ačiū. Gerai. O Dieve mano. Perėjo sėkmingai. Kaip smagu! Nu, va, tom čia perėjo. Labai. Šiandien ar veika, Rugilė? Na kas? Jo, gal. Gal ir jo. Va tai va, kopėtėliam. Ar baisu? Ne. Tai labai gražu. Tikrai įspūdingas vaizdas. Įspūdingas. Ten vat 4 km viršūnės visų sniego yra. Čia. Koks gražus kriokliukas. Rugilė apačioj. Aš dar prisirišęs. Ir labai gera diena. Einu, juda viskas. Oho. Ne. Ne, taip nedarysiu. Šitas labai fainas. Jo. Ir Rugilei nebaisu? Ne. Kažkaip jauti, kiek jisai stipriai juda, gali sustot. Jo. Nu ką, mes jau prie galo, Via Ferratos. Ir varysim turbūt valgyti kokį burgerį už 60 eurų. Nu ką, priėjom paskutinę kliūtį. Net ne kliūtis turbūt. O kaip man pasiekti? Nu, lipk. Už tavęs dar yra. Eik tu. Kaip fainai, eik tu. Žiauriai fainai, wow. Lipam mes ir lipa dar 2 šešėliai. Žiauriai gerai atrodo. Pabaigiam. Šitie varteliai išleidžia mus iš Via Ferratos. Tai yra vienas kečiausių dalykų, ką esu darius gyvenime. Ne, nu rimtai. Ir šią savaitę dar bus jų. Užvakar virš vandens tiesiog galvau, kad nukrisiu ir nuskęsiu. Čia galvau, kad tam išsimušiu. Tiesiog nuo olų nukritus. Wow. Valio. Valio. Nu ką, pradėjom leisti žemyn. Toks vaizdas. Ramu. Tiesiog nesuvokiama ramybė. Sėdim su Tomu ant laiptelių čia tokių. Stebim tuos
skraidančius parašiutus, nežinau kaip čia parasparnius. Ir nėra žmonių, va dabar tik tai ateina pora. Ką čia turim? Rugiagelė. Tokia peraugusi biškė. Peraugus biškė. Va tokio grožio krakliai. Wow! Toks nors paimk ir įsimaudyk. Jo. Šaltas? Jo? Vau, kokia srovė. Laute Brunnen, Schützenbach. Nu va, šiaip ne taip parsigavom. Buvau palikęs šaldytuvą įjungęs. Ir... Eik, tu batoną sušal. Užšalo, nu neužšalo. Sušalo. Ir bijojau dėl mašinos sakumo, leidžiantis nuo kalno prisiminiau, kad net jungiu. Bet mašina užsikūrė, kaip niekad nieko. Jogurtą suvalgom. Ką davai? Jogurtą maistymą. Jogurtą. Super. Norime sulaužyti mitą. Buvome Lidle ir galvojom, nu kaip čia tos kainos. Žodžiu, tai iš esmės visi kalba, kad labai brangus maistas, kad už orą reikia mokėti ir panašiai. Ir YouTube'ai, žodžiu, kelias žymius žmonės pažiūrėjau, kur važiavo į Šveicariją ir ten bananai 3 eurai kainuoja ir panašiai. Nu ir mes biškį labijojom. Bet dabar buvom Lidle. Truputį tik tai daugiau sumokėjom nei Lietuvoje. Bet kainos visiškai adekvačios. Net nebuvo kažkokio šoko ar nuostabos, tai va. Kepam va. Maistą prisistatė. Sako, valgyt noriu ir aš. Bus burgeriai, čempionų burgeriai. Burgerio daro salotas, aš darau mėsytę. Gaminam kokį pusvalandį laiko, bet štai kokį krabą patį padarėme čia ir čia. Nu ką ragauju? Noriu parodyti vaizdelį. Sargiai, tu taip paini Ką? nežiūrėdama. Šaltas? Išsimaudom, o dabar Tomas bendrauja su draugelėm. Oho, jų dauginasi Tomai. Mes jau sėdim su Tomu, geriam arbatytę. Ir va, atėjo draugė. Kažkokių ieško skanumynų. Bet jinai taip arti mūsų, aš net kojas užsikėliau. Labas rytas. Turim problemėlę Tomui. Skauda gerklę, bėga liulys. Tai jis geria arbatėlę su nuostabiu vaizdu. Nu, aš tvarkausi, ruošiuosi. Šiaip žiauriai sunku pasiruošti, nes nežinau, ką šiandien veiksim, koks oras ir panašiai. Nu ką, einam šiandien žygį. Turim pusiau gyvą Tomą. Sloga prasidėjo. Nu, kiekvieną kelionę sloga. Kažkuriam. Bandysim užeiti. Jūs
jūs tik pažiūrėkit. Bum! Eik tu sau. Šriubiuko time. Labai labai geras vaizdas, tik žmonių taip stipriai daugėja. Kriokliukas. Va. Su tokiu vaizdu. Šiaip labai mažai žmonių palyginus. Nors prisiskaitėm, kad šiaip čia kaip Palanga biški kartais būna. Bet visai įmanoma pakęsti. Žinot, man Šveicarija visada asocijavosi su karvytėm rudom, kalnais, kriokliais ir mėlynu vandeniu. Ir aš taip svajau, tai kada nors pamatyt. Ir pasižiūrėkit. Aš neturiu žodelių. Wow. Prisėdom pailsėt su tokiu vaizdeliu. Labai patinka. Taip ramu. Statokas užlipimas, bet įveikiamas. Palipom dar aukščiau, jų irgi labai daug. Tomas jau netoli mūsų viršūnės, kurią šiandien pasieksim. Net ir sirgdamas jis visagalis. Na štai, džiaugiamės vaizdais. Happy? Aš irgi. Kas gali būti tobuliau? Ir karvytė, kurią piemuo, kaip čia, gana. Karvė su karviuku. Ir šuniukas. Labai norėjom, ėjom pievom ir labai norėjom nueiti ant tokio išsikišusio slėnio. Bet priėjom tokį, bandėm dar lipti, bet viršui prasideda krūmai. Tai neišeina. Žodžiu. Neišeis. Bet šiaip esam nuostabaus grožio slėnių šiaip. Tokioj pievai visiškoj. Nuostabu. Žiūrėkit. Oi, nuskrido. O dieve, pažiūrėk, nutupė ant piršto. Norėjau nufilmuot, kad šitoj pievoj ir pavalgysim. Ir pažiūrėkit. Wow. Nu neįvokaukit, kaip gražiai atrodo aš čia. Va tokioj didybėj auga. Prie ledyno vaizdo. Va. Ten galit matyti ledyną. Jų tokia graži spalvytė. Buvome fake Lidle. Panas pamiršo nusipirkti savo dėl gerklės. Dėl gerklės dalykų. Nusipirkom šveicariškų aviečių žiauriai skanios. Matosi, kad žiauriai skanios. Kaip ir lietuviškas skanios, nėra kad išskirtinai. Oi, nu tai, bet tiesiog nusipirkom, nes aš tai, pavyzdžiui, čia mačiau labai daug aviečių laukų. Ir kalbėjom, ar vyną įdomu augina, ar kaip. Tai va, paragavom. Labai labai. O čia bus blynai. Su vaizdu ir vėl. Jau beveik suvalgiau. Turėjom prikoliuką. Aš netyčia sumaišiau druską su cukrum. Ir įdėjom 2 šaukštus druskos ir biškį cukrų.
kur buvę, kur nebuvę žmonės prisikėlė ir eina į miestuką. Šiaip visai jaukus. Kalnų miestukas. Šiaip taip norėtus visą tą chaosėlį pafilmuot, kuris vyksta kiekvieną vakarą. Bet maždaug daiktų išsikrovimas iš lagamino arba kuprinės, pasiėmimas, ką rinksies rytoj, susidėti viską patogiai, žodžiu.